Sveiki! Šį kartą apie bičių avilius ant Paryžiaus stogų ir kitus bitininkų nerimus. Ar neišnyks bitės, ar dar turėsime medaus. Bei žolininkų raginimus liautis skubėjus ir taip pildžius savo ligų krepšelį. Mūsų beprotiškas gyvenimo tempas, kai darbai veja darbus, nes mus veja bankų paskolos, tik pildo ir pildo gydytojų ir vis dažniau žolininkų klientų sąrašus. Dabar labai daug ateinam prie tų arbatų ir sako, vat, kažin ar padės. Ir tas vienas pasakymas toksai, kažin ar padės, ta abejonė iš karto viską sugriauna. Beprotiškas ritmas ir derliaus gausinimas neleidžia atsilikti ir žemdirbiams, kurie tręšia, purškia, kad tik tą pinigą uždirbtų. Paryžius yra milžiniškas miestas, aišku, ir ten taip pat yra mėgėjų, kurie, sakykime, ant daugiau aukščio namo stogo pasistato avilius ir laiko bites. Tai va, kur yra laukuose bitė žūsta, o kur yra mieste, visiškai jokių problemų. Bitininkas Gediminas Olsevičius jau daugiau nei 10 metų rūpinasi visais savo bičiuliais. Savo šeimai pasilikęs vos kelis avilius, jis suka galvą, kaip padėti kitiems, našiau ir naujoviškiau bitininkauti. Jis ne tik pats sumeistravęs avilius, bet ir ne vieną išradimą padaręs, tobulindamas įvairiausius bičių produktų gavimo procesus. Lietuviškas medus geras, sako bitininkas. Bičių duonelės gamyboje mes apskritai pirmaujame pasaulyje. Tik štai ar neišnyks bitės, jei taip ir neras bendros kalbos, intensyviai ūkininkaujantys žemdirbiai ir senieji bitininkai. Artėjant didžiai pavasario šventei, Gedimino ir Danutės Olsevičių šviesos namus užsuka vis daugiau ne tik nuolatinių svečių bitininkų, mylinčių bites, bet ir tų, kurie ieško natūralumo. Mat modernė bitininkavimo įranga prekiaujantys bitininkai vis daugiau dėmesio skiria ir visiems kitiems bičių produktams. Šiuo metu Danutė suka pagrindinę didžiąją žvakę šventoms Velykoms paschalą. Ji turi būti gaminama iš natūralaus bičių vaško ir kasmet vis nauja. Ta žvakė dega paskui per visą velykinį laikotarpį. Ta žvakė privalomai naudojama krikšto metu. Tos žvakės taip pat yra daromos labai skirtingos. Vat, jeigu čia matot, štai čia guli ruošinys, jis beveik 11 cm skersmens, tai šitas keliaus tikriausiai į katedrą Vilniaus, kur turi būti tinkamo storio, tinkamo aukščio, kad jinai nepaskestų toj milžiniškai erdvėj. Va, ir tokių žvakių, tai čia pačių didžiausių užsako nedaug. Kokia kaina tokios žvakės? Šitą, kurią dariau, tai 120 kainuoja su ženklais, va, tie ženklai va, tokie yra, tokie dar spurgais mėgiami yra, 5 ir su įtvaru. Įtvaras atskirais kiekis. 120. Vyras liepė jau man paleisti iš rankų šitą darbą, pasidalinti su kitais. Bet nesidalinu. Šito ne. Vadliet atiduodu liejimą jau. Kai nespėjau. Kodėl nesidalinu? Nes tai yra pats geriausias darbas. Tikrai? Man jis labiausiai patinka. Man tikrai labai patinka tas velykinės žvakės daryti. Ir aš jas, jeigu viena savo ramiai tyloj dirbu, tai aš kartu ir su malda tas žvakės darau. Sakykime, konkrečiai žinau, kuriam žmogui tą žvakį, galbūt už tą kunigą, už tą parapiją. Tiesiog paskiriu taip. Tai man nepaprastai smagus darbas yra. Vis dėlto pirmiau nei šios žvakės į Olsevičių kiemą atkeliavo bitės. Gediminas sako, kad bitininkavo dar jo seneliai, o jo močiutė irgi gamino žvakės. Ir kai kartą prieš 14 metų Gediminas šeimai pirkdamas medų sumokėjo už 3 litrus medaus 90 litų, susimastė, ar nereikėtų atgaivinti senojo senelių amato. Pagalvoju, viešpatie, jeigu mano seneliai sugebėjo bitininkauti, negi aš nesugebėsiu. Jau, užsispyriau, perskaičiau viską, ką radau, apie bites, apie avilius, iškarpų iš žurnalų prisikarpiau, knygelės, kokias tik radau Lietuvoje. Ir pradėjau. Žmona Danutė su bitėmis irgi susidraugavo. Vyro sumanimui neprieštaravo, o pirmosius avilius jiedu pastatė jos tėviškėje. Benzinas buvo labai brangus. 60 km į vieną pusę. Tai pavasarį, kad ten praplėst lizdus, aš su dviračiu nuvažiavau 60 km į ten, sutvarkiau bites ir grįžau namo tą patį vakarą. Taip ėmė bitininkauti ir iš to šeimos biudžetą pildyti. Tada dar iš bitininkų kongreso parsivežė lietų žvakių idėją. Vėliau ėmė ir iš vaško plokštelių žvakes sukti.
Ne taip, kad jau iš karto ėmėm ir padarėm, reikėjo parinkti daktis, kad atitiktų. Prisidarydavau daug, aš ten vienodų žvakių, gaminukų mažų pavyzdžių su skirtingais knatais, daktim reikėtų vadinti, daktimis. Ir kuri geriausiai dega, kur ilgiausias laikas degimo, kad nevarvėtų, kad ten šulinys nesidarytų. O tiek pridegindavom tų žvakių daugybę namuose. Stalas nudėtas žvakių. Ir dar įdomu tai, kad vienu metu ir parafininės bandym dėti, atsimeni. Ir parafininiais, kai degindavau, taip parenkant natus, jos rūkdavau. Kad veidas, rankos tiesiog ant stalų suodžiai atsirasdavo nuo to. Tai dabar turbūt namuose jūsų parafininių žvakių nėra. Nei namuose, nei čia, nei niekur nėra parafininių žvakių. Šiaip vaškas kaip žaliava, kuria beje atsiranda kaip pleiskanėlės ant bitės kūno ir jos surenka, suklijuoja, yra visiškai be kvapį ir be skonį. Ir visas šitas kvapas tai yra augalų eteriniai aliejai. Meduje tie eteriniai aliejai yra. Kada į korį supilamas medus, tie aliejai ištirpsta vaške ir lieka. Va. Ir kada mes deginam, tiesiog tie aliejai, tie kvapai pasklinda po patalpą. Aišku, tai nėra toks stiprus kvapas, kaip kad ten esencijos kažkokios, tai ten palaišus ar pakaitinus, bet ta šiluma vis tiek, reiškia, išgarina tos kvapus, mes įkvėpiam, palengvina kvėpavimą, ramina nervų sistemą. Gediminas prisimena, kad kai prieš 13 metų parsivežė pirmasias liejimui skirtas formas, beje jos yra silikoninės, dažniausias pirkėjas buvo iš Latvijos. Lietuviai vaškinės žvakes atrado gerokai vėliau. Jei kur ir būdavo pardavinėjamos, tai daugiausia tokios, kuriuose tikro vaško būdavo 20%. Mat neturintis patirties sunkiai atskiria. Spalva paprastai tokia pati geltona, nebent kvapas išduoda, šiek tiek naftos dvelksmas juntamas. Todėl dabar abu su žmona ragina pirmiausia visus bitininkus mugėse šalia pagrindinės savo prekės medaus pardavinėti ir tikro bičių vaško žvakes. Kaip rankdarbių tokia sritis, šitas dalykas dar nepasiekė savo viršūnės pilnatvės Lietuvoje, nes jau prieš 10 metų Vokietijoje tas žvakelių toks liejimas praktiškai vos ne kiekvienoje mokykloje ir vos ne kiekvienose namuose. Ten turi po porą žvakelių prieš kalėdas, ten šeima turi šiek tiek laiko, susėda, ten išsilydo vaško, namai pakvimpa pievom, medum. Su tokia pačia atsakomybė Gediminas ėmėsi ir kitos bitininkams skirtos technikos pardavimo. Ir tik tai, kad pats bitininkavo, pelnė bičiulių pasitikėjimą. Todėl savo šeimai Gediminas pasiliko tik kelis avilius ir visą galvą pasinėrė į rūpestį kitais bitininkais. Mat kiekvieną bičių produktą pagaminti reikia įgūdžių ir įrangos. Todėl vieni bitininkai renka žiedadulkes, kiti gamina duonelę. Pakabina ant avilio štai tokią dėželę, rinktuvą. Ir kas įvyksta? Bitės priverstos lyst per šitas mažas skylutes į avilį. Kada jos lenda per tą skylutę, tie gruvoliukai paprasčiausiai nubyra ir štai ten yra grotelės, dėžutė, atsiduria šitoj dėželį. Vakare belieka bitininkai apvažiuoti ir susipilt, susirinkt. Žiedadulkės turi būti taip pat išdžiovintos, tai paprastai bitininkas vakare prasivežia žiedadulkes, sudeda į džiovyklą, aiškiai, čia stalčiukai tokie yra, ir jos per naktį ir per dieną išdžiūsta, aiškiai, taip skaitau, kad per parą išdžiūsta, šviežias prasivežia, šitas išima, šviežias supila. Va. Tai čia yra vienas iš modelių ir dar gaminam didesnę džiovyklą. Čia jau lietuviškas produktas, kadangi naudojam snaigės šaldytuvų korpusus. Va, atgaivinot snaigę. Kai pradėjom naudoti ir jie pradėjo atsigauti. Kai kurios išradimus Gediminas ketina užpatentuoti, mat tikroji jo profesija inžinierius, ilgą laiką dirbęs aviacijos pramonėje. Dabar, sako, žinias pritaiko kitiems skraiduoliams, tik patiems mažiausiems – bitėms. Jo įmonė viena seniausiai Lietuvoje pradėjusi gaminti ir bičių avilius. Tikslumo ir čia reikėjo itin didelio. Jeigu kalbėt apie bitininkystę kaip pramonės šaką, tai pasivažinėjus po Europą, nepaisant mūsų kompleksuotumo, akivaizdu, kad lietuviai tikrai moka bitininkauti ir labai rimtai moka bitininkauti. Ir pažįsta bites, ir pažįsta gamtą, ko
dar šiek tiek trūksta lietuviams bitininkams, bet kas labai paskutiniu metu sprendžiasi, tai šiuolaikinės įrangos. Ir dabar su ES programom, šįmet tas pusiau natūrinių ūkių rėmimas, įsileisti jau ir bitininkai. Pasak Gedimino, ateityje apsiginklavę reikiamą įrangą mūsų bitininkai ne tik pagal kokybę, bet ir pagal darbo našumą tikrai pakils dar vieną pakopą aukščiau. Specialių bičių produktų mūsų lentynose vis dėlto daugiausia rasime nelietuviškų. Šampūnai, kremai, muilai, dar daugybė kosmetikos gaminių, taip pat maisto produktų, saldainių, arbatų, net actas atkeliauja iš svetur. Jie gaminami jau ne pačių bitininkų, o tam sukurtų specialių laboratorijų. Pasak bitininkų, Lietuva yra pirmiausia dar per maža rinka. Todėl dabar svarbiausia ugdyti ir augintis klientą. Jis turi gauti pakankamai informacijos apie medų, bičių produktus. Štai mes lietuviai esame bičių duonelės gamintojai lyderiai pasaulyje. Lietuviai turi technologiją, kaip tą duonelę išgauti. Ir šiai dienai net pritrūkstam, reiškia. Tai reiškia, va štai tokią bičių duonelę mes, bet turbūt labiau išvežame užsienį. Be abejo, išvežame. Išvežame užsienį, ne? Ar patys irgi perkam? Lietuviai daug jos perka? Lietuviai per paskutinius 3 metus labai sparčiai augo vietinis vartojimas. Tai lieka vienas skaudžiausių temų bitininkams. 21 amžiaus rykštė ūkių chemizacija. Vėlų rudenį bitininkas ateina ir randa tuščius avilius. Nors atrodo ten ir gydė, ir maistą pylė. Ir tikrai pasaulyje daug lėšų mesta išsiaiškint priežastims. Bet kai paima, tyria atskirų ten kažkokių tai preparatų įtaką, ten chemijos, kažkokio žemės ūkio, patikrina, pažiūri, lyg ir viskas gerai. Bet yra labai vienas toks vaizdi situacija. Prancūzai, toks įdomus dalykas, yra bitininkai, kurie kažkur laukuose laiko bites, bet kadangi Paryžius yra milžiniškas miestas, aišku, ir ten taip pat yra mėgėjų, kurie, sakykime, ant daugiau aukščio namo stogo pasistato avilius ir laiko bites. Tai va, kur yra laukuose bitė žūsta, o kur yra mieste, visiškai jokių problemų. Sveikutukės, jokių žuvimų. Todėl, kad niekas čia nieko nepurškia. Mieste nenaudoja herbicidų, pesticidų, o jei ir laukuose naudoja chemiją, tai pagal taisyklės. Pasak Gedimino, jam pritartų ir visi kiti bitininkai. Svarbu auklėti žemdirbius, kad jie negalvotų vien apie savo derlių ir savo pelną. Nepurštų tada, kada papuola, o atkreiptų dėmesį, ar neskraido tuo metu bitės, kad į supančią aplinką visi žiūrėtų kaip į bendrą visumą. Po reklamos dar viena istorija, kurioje ne bitės ir visi jų produktai užpildė žmonių gyvenimus, o įvairiausi žolynai. Susitiksime su dar jauna, bet ne vienam pagelbėjusią žolininkė iš Plungės rajono.